Labas rytas, draugai. Antrą dieną Klaipėdoj. Atsikėlėm, einam pusryčiauti ir tada vėl toliau tyrinėsim Klaipėdą. Šitam viešbutį apsistojom tik vienai nakčiai, bet jau dabar turiu irgi užsirezervavęs labai gražų butą netoli centro, tai ateinančias 2 naktis ten ir liksime. Ne, nemanau. Pusryčiai tai iš tikrųjų nelabai yra ką rodyti, tokie kaip ir visuose viešbučiuose kontinentiniai, kiaušininė, dešrelės, daržovės, kumpis, sūris, keloksai, kava įvairių rūšių, desertai. Tai va, papusryčiausim, čekautas iš viešbučio apie 12 valandą ir keliausim toliau. Two hours later. Sveikinuosi iš naujo buto, tai 2 dienas dabar Klaipėdoje gyvensiu šiame bute. Pakankamai nebloga kaina, 47 kvadratų butas, yra virtuvė, tualetas, vonios kambarys, svetainė, viskas yra ko reikia, miegamasis netoli visiškai į centro, už vieną naktį 2 asmenim 43 eurai. Tai galit patys spręsti, ar čia daug ar mažai už tokį butą. Tai iki 21 dienos jame ir liksiu. 2 hours later. Įsinuomojom dviračius. Tai dabar laukia šiandien tolimiausias taškas iki pat Olando kepurės, apie 12 km. Pasižiūrėsim, turėtų atlaikyti dviračiai. Tai va, iki 6 vakarą dirba, tai turėtume ir suspėti. Olando kepurė, gal dar Melnragėn užsuksim. Tai ką, važiuojam į kelią. Dabar va, esam ant Girulių plento ir dabar iki Olando kepurės to skardžio, tai grubiai 8 km liko, tai dabar visą laiką tiesiai važiuosim tokiais va dviračių takais miško keliuku. 2 hours later. Va, štai ir pasiekėm Olando kepurę. Laikas neprailgo, labai gera patogu mint, visur yra dviračių takai. Ir dabar va, mediniu taku tiesiai link Olando kepurės. Labai gražus vaizdas atsiveria. Na va, štai ir pasiekėm Olando kepurės skardį. Be proto gražu. Iš tikrųjų man kažkiek primena tas skardis, kai buvom pernai Jūrkalniai. Tai 1:1 irgi. Toks pat skardis kaip Jūrkalniai. Irgi apačioje akmenų yra. O nuo Olando kepurės pasukus į dešinę galima nueiti prie Olando kepurės skardžio labai gražių padarytų supinių. Pasižiūrėsim, koks ten vaizdas, aišku, pasidarysim labai gražių nuotraukų. Nuostabios vietos, aišku, primena Jūrkalnį, nes irgi toks pats skardis. Tokia pat jūra. Gražu čia. Toks Jūrkalnės analogas visiškai.
O 600 metrų nuo pačio Olando skardžio yra štai tokios upinės, kur galima tiesiai pasisukti į jūrą. Tai buvo tolimiausi objektai šios dienos suplanuoti, tai dabar grįždamas norėčiau aplankyti bateriją. Antro pasaulinio karo tai tokie buvo įtvirtinimai. Kiek čia dabar turim valandų? 15-20, tai gal ir spėsim. Tai va, privažiavam dar vieną irgi lankytiną vietą, bet tai čia irgi realiai kaip Olando kepurė, pažintinis takas Litorina. Ir realiai lygiai taip pat taku nueisi pusę kilometro iki jūros ir tada matysis tiesiog tokia lentelė ir papasakoja apie šitą skardę, apie kaip jis susiformavo. Tai va, toliau judam atgal. Dabar sekantis objektas bus antro pasaulinio karo likusios baterijos, tokie gynybiniai įtvirtinimai į jūrą. Kaip ir atvykom į vietą. Čia yra 100 metrų gynybiniai įtvirtinimai, va, pirmieji irgi tokie kaip, kas čia buvo bangolaužiai, panašu į bangolaužius. Va čia va. Va. Va tokie va, bangolaužiai kaip ir. Toliau pavažiavus, kas mėgsta antro pasaulinio karo temą, tai yra antrojo pasaulinio karo gynybiniai įtvirtinimai. Vadinasi Memel Nord. 39 metais aneksavus Klaipėdos kraštą Vokietija pradėjo stiprinti Baltijos jūrą. Prieš tai jūs matėte irgi video mano, kaip iš balkonėlio Hitleris sakė, kai Klaipėda prijungė prie Vokietijos, tai čia jie pradėjo po to laiko daryti gynybinius įtvirtinimus, tai pristatė visokių tų vadinamų baterijų. Baterijų galite pamatyti Kukuliškių kaime, Kopagalė, Nordmolė, Melragiai, priešlėktuvinę bateriją Dangėje, Tauralaukė, Liolen Liolose, Gerzofen Klaipėdoje, tie Šilutės plentų. Ir žodžiu, daug kur Kuršių nėrėje ties Kiaulės nugarą, tai va. O tai va tokios baterijos. Tai ant vienos iš jų pabandysim dabar trumpai užlipti, kaip čia atrodo. Ir va tiek va. Tai žodžiu, štai tokios tos baterijos. Čia gynybinė pobūdžio, po jomis yra tuneliai, ginklų saugyklos, ugnies valdymo postas, artilerijos blokas, jėgainės visokios, šaudmenų sandėlį, priešlėktuvinė gynyba ir, vien žodžiu, viskas, kas padėtų apsiginti nuo priešų. Tai va, kaip ir sakiau, tokios tos baterijos, tokie tie gynybiniai postai, kaip sakiau, įrengta visur aplink Baltijos jūrą, ten, kur vokiečiam priklausė tada Klaipėdos kraštas, kaip gynybinio pobūdžio. Tai va, tokių baterijų daug kur, iki pat, nuo pat Klaipėdos Melnragės iki Nidos, viskas ten, kur priklausė. Su va tokiais, aišku, čia tik tai parodomojo pobūdžio, kaip atrodė pabūklai, bet iš tikrųjų buvo dar toks kaip ir kupolas, iš kurio visa artilerija šaudė. Tai va, tokios tos baterijos. Tai va, po šitą kraštą kaip ir pajūrio Melragė, Olando kepurė, baterijos kaip ir baigtas.
Dabar yra maždaug po 3:30. Gal dar spėsim grąžinti dviračius. Tai šios dienos ekskursija kaip ir po šitą vietą kaip ir baigta. Nes jau kai grįšim bus jau kokių jau tikrai apie 6 valandą vakaro. O ką toliau darysim, pamatysit vėliau. 2 hours later. Graži ta Klaipėda, o kur dar gražiau galima būtų ją pamatyti, jeigu ne iš viršaus. Tai sugalvojom šį kartą nueiti pavakarieniauti į vieną gražiausių vietų Klaipėdoje, į 20 aukštą. Į garsiausią, ko gero, Klaipėdoje restoraną, po kurio atsivers visa Klaipėda ir bus visas Klaipėdos grožis kaip ant delno. 12 seconds later. Užsisakiau kreminę keptų pomidorų sriubą su čiabatos duonelė su sviestuku žalumynais. Štai taip atrodo ta sriuba. Puiku, 10 balų. Ką ir man čia užsisakei? Čia yra sterko filė su perliniu kuskusu ir avokado piurė. Oi, labai prabangiai, labai gražiai atrodo. O pas mane yra salotos su graikišku grilė keptų sūriu irgi. Matau avietę, uogų, šilauogių, toksai įdomesnis irgi variantas. Skanaus mums. O desertui štai tokia šokoladinė suflė. Su pistacijų ledais pamiršau pasakyti. Ai, nu gerai, su pistacijų ledais, ne? Skanaus tau? Skanaus ir man. Labai gražu. Šiaip jeigu čia. Skani vakarienė, dar vieną aukštą viršun palipsim, užlipsim ant terasos ir pasigrožėsim. Naktinė Klaipėda. Štai toks vaizdas atsiveria nuo aukščiausio 21 terasos aukšto. Ačiū Klaipėda, tu buvai nuostabi. Tokia ta antra diena Klaipėdoj, pavakariniavom. Įstabaus grožio restorane, pasigrožėjom dar nuostabesnė Klaipėda ir už kelių akimirkų atsidursim trečioje dienoje